Labas vakaras, dar viena transliacija Futbolas TV eteryje. Pirma lyga, kurią remia Top Sport. Trečiojo turo dvikova, kitaip tariant, iš Legnicos Miedž. Vydas raudoną kortelę ir dėl to buvo diskvalifikuotas. Čia atmosferos ataka, smūgis ir kamuolys vartų tinkle. Joris Aliukonis neišgelbėjo savo komandos čia ir 14 numeris Egidijus Gritku potencialą Kauno Žalgirio pavyksta neutralizuoti Mažeikių atmosferai. Čia užkurnys, jo smūgis, kamuolio ir lieka. Jo perdavimas į baudos aikštelę ir čia šalia vartų. Čia grubi klaida ir pavyksta bent kol kas atrodo apsiginti kauniečiams. Vėliau Taiga Horikošis smūgiuoja kurnys į baudos aikštelę, atlieka perdavimą ir čia gerai atšoka kamuolys Tunsui. Šios smūgis ir į viršutinį vartų kampą. Metinas Tunsas siunčia kamuolį smūgių iš baudos aikštelės ribų. Najulis žaidžia su Momo. Momo gerą perdavimą atliko. Najulis į baudos aikštelę. Ir pavyksta uždirbti kampinį. Atsiduria varžovų aikštės pusėje. Najulis turi erdvės čia. Najulio smūgis. Kamuolys lekia aukštai virš vartų. Atmosferos vartų. Perdavimas į baudos aikštelę ir Liutauras Juška kamuolį gaudo. Jo perdavimas į baudos aikštelę ir kamuolys vartų tinkle. Mozesas Bava sugeba pasižymėti po kampinio ir dovanoja Mažeikių atmosferai pergalę prieš Kauno Žalgirio dublerius. Na, Kauno Žalgirio dubleriai 3 taškai yra Mažeikių komandos sąskaitoje ir jie kol kas neklumpa šio sezono pirmos lygos pirmenybėse.